Televizijos laidų redakcija gavo grupės jaunų žmonių surinktus kelis šimtus parašų. Štai čia jie mano rankose, jūs galėsite susipažinti, jeigu pageidausite. Jaunimas, daugiausiai moksleiviško amžiaus jaunimas, pageidauja, kad per gavėnią būtų leidžiama organizuoti diskotekas. Štai čia jų keli šimtai parašų. Kokia švietimo skyriaus nuostata šiuo klausimu? Aišku, artėja gavėnė, kuri yra labai reikšminga daugelį žmonių, kadangi daugumas yra arba katalikai, arba evangelikai, tai yra krikščionis, ir jiems svarbu būtent, kad tuo metu būtų rimtas susikaupimas. Tačiau mes negalime, aišku, nei leisti, nei uždrausti šitų diskotekų arba kitokių pasilinksminimų, kadangi tai neprieštarauja nei mūsų konstitucijai, nei švietimo įstatymams. Tik tiek aš kaip pilietis galbūt būčiau irgi už tai, kad būtų vis tik rimtis. Na, o tėveliams, jaunimui siūlyčiau susimastyti ir nuspręsti, ar dalyvauti tuose šokiuose, ar ne. Manau, kad tėveliams išvis būtų įdomu pasidomėti, ką jų vaikai veikia, sakysim, galbūt ne pačiuose diskotekose, todėl kad diskotekų metu mokyklose yra tvarka, ten budi mokytojai, bet kada jie grįžta po diskotekų, nes būna vis tik tai atvejų, kada atvažiuoja parsivežti kažkokie tai asmenys, ypatingai mergaitės. Taigi, tai tikriausiai... Jie turėtų iš tikrųjų pasidomėti, kada grįžta jų vaikai. Negalima turbūt neigti ir to, kad dalis yra netikinčių. Ne tik tai, kad moksleivių, kurie čia galbūt rašėsi, ar ten jaunesnio amžiaus žmonių, bet ir jų tėvų. Ir į jų interesus irgi turbūt derėtų kažkaip tai atsižvelgti. Taip, įstatymais ne viską galime leisti arba uždrausti, kaip aš minėjau. Taip. Žmonės turėtų spręsti patys, kaip elgtis, kad neįžeisti kito, ten kaimynų, sakysim, arba tikinčių, arba atvirkščiai tikintis netikinčių. Turi būti vis tik tai tolerancija tokia ir nerašyti įstatymai, kaip ir daugumoje tokių gana šalių, sakysim, kurioje ne viskas iš tikrųjų įstatymais yra numatyti. Žodžiu, mokyklose švietimo skyrius, nei mokyklos pačios diskotekų neorganizuos turbūt per gavėnę, bet jeigu jaunimas pats organizuosis tas diskotekas, tai to irgi negalėsime uždrausti. Ne, to labiau, kad ne. Aišku, mano nuostata yra vienokia, jų kitokia, bet mes negalim, kaip minėjau, nei leisti, nei uždrausti šitą dalyką. Na ką, labai ačiū Jums už atsakymą.